1543. Darau antrą šitą video. Kodėl jį darau? Todėl, kad besiruošdamas pirmam videoi surinkau pilną medžiagos ir pasižiūrėjau, kad laikas ilgas, neįsitelpiau į savo video limitą, o daugumai klausytis daugiau negu 5 minutės visiškai neįdomu ir nuobodu. Antras videos, apie ką mes dabar pakalbėsim. Tai yra, aš kalbėsiu, jūs klausysit ir savo nuomonės galite parašyti apačioje komentare. Jeigu patiko šitas video, nepamirškite uždėti like, nes kai uždedate like, tada daugiau žmonių gali pamatyti šitą mūsų video apie audio populiarinimą. Kodėl kalbėsime apie 1543 DAC ATDA? Pirmas dalykas, todėl, kad jis yra pigus. Daugelis nebijo eksperimentuoti, daryti įvairias plokštės, įvairius gaminius. Internete galite pamatyti įvairių gaminių, nuo pačių brangiausių iki pačių pigiausių. Pilna kinietiškų produktų. Kai kurios DAC plokštės su DA 1543 yra beveik tuščios. Čia galite pamatyti nuotraukos su keletą tik tai komponentų. Kaip gali tokia DA plokštė skambėti, ogi niekaip. Jin tiesiog išleidžia garsą, atlieka funkciją, bet skambesio tikėtina iš jos gero nebus. Neapgaudinėkite savęs. Esu su net DA, bet su kitom plokštėm parsisiuntęs, ne vieną, esu 3 plokštės parsisiuntęs su CS-u, su PCM dvigubu ir su AK4490 ant kinietiškų plokščių su kinietiškais fake komponentais, padėlkom, kopijom. Jie tikrai neskamba, neatsiskleidžia muzikos magija. Jeigu norite nebrangaus ir gero produkto, tada reikėtų žiūrėti DIV variantus, kuriuos gamino mūsų lietuviai. Sigitas Kavaliauskas, mačiau, gaminosi su lempiniu buferiu, labai džiaugiasi, net ant vieno TDAkas nustebino. Jisai džiaugiasi, kad garsas labai jam patinka, kad labai natūralus ir ilgai gali klausytis. Vyrai irgi su lempiniu išėjimu, su receiveriu DIR 9001 darė. Įdomus kūrinys nuotraukose, bent jau įdomiai atrodo ir visi komponentai matosi, kad originalūs. Bet Vadimas gamino be lempinio buferio, bet visos detalės yra premium kokybės, todėl šie DACai ir negali skambėti prastai. Viskas skambesėje priklauso nuo prišimo ir kaip parinktos dalys. Yra dar ir kita kategorija. Turčiai prie babkių. Jeigu tu jautiesi žmogus, kuris yra tas, kuris prie babkių, babkės. Kodėlgi neįsigijus tokią audio aparatūrą, kuri nustebins bet kurį audiofilą. Įeinate, o ten gražus DACas, gražiame korpuse, kuris kainuoja 2000 ar 5000 eurų. Įsivaizduojate, audiofilas iš pavydo kambaryje net nuščiūva. Jam nusvyra rankos, jis negali neištarti nė žodžio ir klausosi kamputyje susirietęs, kaip puikiai skamba jūsų įrenginys. Tik paskui jis atsigauna iš šitos nirvanos, kai jis sužino, kad už tą DACą reikėjo sumokėti 1500, 2000, gal 3, gal 5000 eurų. Ir supranta, kad ne kiekvienam žmogui įkandami yra tokie pinigai. Bet mes dabar šitos DACus apžvelgsime bent jau nuotraukas ir pažiūrėsime viduje, iš kokių komponentų yra padaryti šie DACai. Taip,
Jeigu rimtas dakas, aš jau peržiūrėjau kai kuriuos nuotraukas, ten yra rimtai padaryta. Bet nenustebkite, net ir ten yra gan paprastos, nedidelės, kaip kinietiškos plokštės, kaip jie daro gal ir patys. Komponentai taip geri, bet ar jie deimantiniai, ar jie iš tikro aukso, tai dar neaišku. Taigi žiūrime nuotraukas ir aptarinėjame, koks stebuklas ten yra.